Čia ir mano daržas. Žinau, daugumos daržai neatrodo kaip pieva. Aš nežinodams, ką darau, čia susifrezavau viską, užsisėjau ir viskas apauga žalia. Ir dabar negaliu ravėti, nes nematau, kur kas dygsta, nes neatsimenu, kaip sudaignau. Bet greitu metu jau galėsiu viską daryti, nes čia mano burokai, burakiukai, šalia burokų kažkur čia pradeda dygti markiukai. Tai turi markiukus. Čia mano bulvės pradeda augti. Oi, tikėkime, kad čia gerai viskas. Bet bulvės, čia svogūnai, dar net neplanuoja augti. Čia turim salatytės dygstančias. Tai aplink čia jau galiu išsiravėti. Žirniai kažko tai svarksta. Labai laukiu. Gal čia žirniukai? Žirniukai! Čia žirniukai, čia žirniukai. Ir šiaip labai laukiu šito lietaus, kuris turėtų lyt greitų metu. Ir jo, gražias gėlytės tavai. Čia turim sketchy Messi pakeltą daržą. Jame auga ridikėliai, įsivaizduoju. Čia pradeda dygt kažkur bazilikai, kažkur petražalės. Planavau čia visokias mėtas ir panašiai, bet kai pasidariau šitą dalyką, buvau tiesiog too excited ir prisodinau nesąmonę, nes čia ridikėlių man nereikia, bet turim. Tai neblogai. Gerai, reikia pradėti galvot, kas kurtų pajamas šitoj vietoj. Yra 2 variantai pirmieji. 3 variantai. Vienas – susimažinti išlaidas. Tai dėl to pasadintas daržovės, kad jų nereiktų pirkti. Antras variantas – šitoj vietoj padaryti, kad čia nebūtų tarpų. Tas skamba kaip lengva misija, iš tikrųjų jaučiu vargsiu 3 savaitės. Ir šitoje vietoje, matas jau viena lenta prisukta, padaryti little chicken coop. Ir čia maži viščiukai augtų 2 savaitės. Tuomet tikėkime, kad iki šito video galo būsiu susikonstravęs bent primityvų chicken traktorių. Tai jeigu yra čia nuotrauka, jeigu ne, tai šitą pienę nužydėjus irgi prašau. Ir karočią ir viščiukai. Trečias variantas, kas žiauriai žaviai skamba, bet bijau, kad tai gali kainuoti per daug pinigų vien dėl medžiagų, nes kaip matom į šitą chatą atvesta elektra, bet ta elektra greičiausiai neatitinka standartų, nes va, mano elektra taip išvedžiota. Turiu vieną rozetę realiai ir aš šitoj vietoj noriu padaryti įėjimą per čia. Ir šitoj vietoj pastatyti būgnus, dachoje rozečių kubam, sofą, kėdės, šaldytuviukas aliukui ir čia atvažiuoja grupės pasigrot. Galimai duotų pinigų už tai. Bet kol kas turim skyles, tokį fiksą, tai reikia čia apšildyti, izoliuoti ir sutvarkyti. Tai gal pradžiai šitie 2 dalykai. Aišku, turiu 2 rankytes, kurių dažnai yra mažoka, bet 2 rankas geriau negu 0 rankų. Nebent labai gerai darai dalykus be rankų. Tai vat. Leis papasakos, ko susiduri nepatyrę konstruktoriai.
Spjauni medieną, viskas gerai, viską išsimatuoji. Eis surinkinėt. Turi per mažai medvaršių ir vis tie per mažai medvaršių yra per maži, tiesiog, kad per medį pergrąžt. Artimiausia parduotuvė už 30 kg ir užsidaro už 10 minučių. Šiandien medvaršių negausi, nebent pažįsti kažką. Tai šiandien, nežinau, reiks ravėt, žolę pjaut, kažką daryt, bet lystoj, tai vėl, na, stiprybės tavo, Agniau, sėkmės su darbų planavimu. Kai padirbu darbą, kuris sunkus ir manual, duodu savo papramagaut, atlikti kokį darbą su traktorium. Einam pastumdyti žemę, jeigu pavyks. Problemytė. Mano šibaura neturi pakankamai sukibimo, kai pradeda stumt, pradeda kastis. Motociklai, zilm. Ir principai jinai turi daug galios. Viskas okei. Vat, pavyzdžiui, šičia netyčia atbulom stūmiau ir tiesiog nustūmė žemę skupstą. Bet čia ir sukibimas kažkoks geresnis buvo. O šičia ir vargsta. O šitą žemę nori visur čia išstumdyti, kad šitas smėlis būtų vaisingas. Bet mano traktoriukas vargsta. Reikia kažką sugalvoti, reikia uždėti svorių gal. Gal reikia didinti buldozerį, sunkinti. Aš nežinau, aš ne ekspertas. Bet kažką reikia sugalvoti. Pagalvojau, kad visai liūdna yra vienam būt tokiam kieme. Tai susipažinkit. Čia mano naujas draugas Džeris. Jis atkeliavo iš prieglaudos VŠI 5 koja. Buvo narve ir smirdėjo syse į kaką. Tai mes grįžom, nusiprausėm ir dabar atrodo, kad šuniukas visai laimingas. Ar ne, šuniukas? Visai laimingas ta? Visai laimingas? Nu, kaip tau tas šniūras? Tai va, Džeriuko sako, aš tavo batus imsiu, nes man reikia žaislų. Tai aš pasiėmiau virvę, apjau 3 galus ir nereiks pirkt. Turim šniūrą Džeriukui, smagu Džeriukui žaisti ir smirda šniūras skaniai jam. Oi, kaip Džeriukas laimingai šniūrą valgo. Jo, turim tokį orą, biškį apsiniaukę. Agnius eina sodint pomidorų. Šiltnamį neturiu, tai sodinsiu ant lauko. Ir mano idėja tokia. Kad aš išsikasiu belieną, kur sudygė, viliuosi, kad tenai numetu ir čia nebelabai dygs. Čia turiu mėšlą ir žemę. Tai pasodinęs užkasiu su šitais. Technikli mėšlas gerai pomidorui turbūt. Žemė irgi turėtų būti gerai. Ir jeigu viskas pagal planą, dar tas debesys viską palaistys. Nu bent jau taip mokė veterinarija, apie agronomiją veterinarija ne kažką mokė. Nu tai gal bus gerai. O jeigu ne, tai pas draugus pomidorai auga. Nu panaudojau geriausią kompostą. O jūs pup. Visus parišau, nes bijau, čia vėjas gali būti ant lauko, kad neišlaužytų, paliejau profilaktiškai, jeigu netyčia nekiptų. Nes blemba praeina, tas lietus jau 3 dieną laukiu. Kažką reiks daryti su šitą žolę, bet dabar galim pasidžiaugti pomidorais. Va taip va. Žau iš Vokietijos ir man gamta sako, dabar viskas bus apžėlę. Reikės tvarkyti, planas lokalizuoti šakas į vieną vietą, prasipjaut takus, kad eitų praeit. Noris biškį palyginti žemę ir žolės viską surinkt, nes ryt atvažiuoja
dėdė nupjaut žolę man, nes aš dar neturiu su kuo ją pjauti. Ir planas aptvarkyti, toks surinkti. Ir planas aptvarkyti šitą vietą, nes čia jau nebe daržas, čia jau daras pieva. Ir man yra jau išdygę dalykai. Turim išdygusias bulves, burokus ir morkas. Svogūnai valenda. Eik tu savo kaip gražiai. Turim įvairias kitas svogūnus ir pomidorus. Tai reikia šitą žolę pašalinti. Ir pradėsim tvarkytis. Džeri, padarėm tokį. Reikia medvaržčius nulaužyti. Uždėsim ant jo dratą, skardą. Čia galės pirmi viščiukai gyventi. Nori brolio ir sesių viščiukų? Nori. Tai va, šiaip aš suvokiu nieko, ką darau, bet bandau kažką daryti. Ir va, tvartą turiu pasidaręs tokį rigą. Tokį va. Šiek kreivai atrodo, nes kreivai pastatytas, gal ir kreivai suvirštas. Bet principas, kad čia augs viščiukai, čia bus uždaryta erdvė. Ir reikia nusipirkti dar tik dalykų, kur pinigų neturiu tam, bet kažką sugalvosim. Ir auginsim viščiukus čia kieme, ten laukuose. Ir bandysime po biškį numetinėti korporacinį darbą. Tai vargstam. Ai, dar noriu parodyti, kad vis dar turiu gėlytės. Šienavau ir apšienavau aplinkui, kad gėlytės būtų čia. Taip, Džeriukų, taip.